tolimą šalį skris mano dainelė, bekraštės, kur supasi taigos. Svajonės sparnų juk suglausti negali, jaunystės dainų užbaigus. Draugužiai, plačiai mes šiandien išsibarstę, kaip paukščiai tarp rudenio vėjų. Dabar vienas kitą iš naujo surasim, akorduos dainų įsilieja. Ir šiandieną tai tiesa. Gargždų kultūros centre šiandieną švenčiame 4-ąjį buvusių politinių kalinių ir tremtinių chorų festivalį Atminties aidai bei 15-ąjį Gargždų kultūros centro buvusių politinių kalinių ir tremtinių jubiliejinį vakarą. Plojimai jiems! Choras šiandieną mums atliks šios kūrinius. Tremtinys. Muzika Rūtos Vitarienės, žodžiai Vaclavo Cinausko. Tėvynė mano Lietuva. Muzika Miko Vaitkevičiaus, žodžiai Vytauto Rimavičiaus. Po šių dviejų dainų mus pradžiugins retro grupės daina Priedų pysos. Muzika Antano Polavičiaus, žodžiai Zitos Masaitytės. Vėliau išgirsime dainą Išvaikščiok gūdžią stepę. Muzika ir žodžiai Vytauto Naraškevičiaus. Bei tremties valsas. Muzika ir žodžiai Šablevičiaus. Chorui diriguoja pati Regina Česnauskienė, akompanuoja Jelena Tislenka. Pasiklausykime šių Gargždų kultūros centro choro dainų. Dar nepalikit tos ežios per žemės nuskriaustos lopelį, kuri vėl lemtų iš pradžios vaikams nueiti jūsų kelią. Palikti viską tremtinį, tėvynės meilės ugnį karštą, tremties dainos sąsiuvinį, tik nepalik šiai žemei krašto. Ir žemės pasilikti tiek jos užves ant tavo karsto,
chorui atminties aidai, nes šis choras išties dainuoja jau pakankamai senai. Ačiū visiems buvusiems ir esamiems choro vadovams bei jų nariams. Ačiū jūs, kad norite ir turite siekį bei norą būti kartu su visais, būti kartu su daina. Na, o dabar visus kviečiu pagerbti tylos minutę, anapilin išėjusius, tremtyje mūsų tautiečius bei choristus. 15 gimtadienis Švento Mykolo Arkangelo kanauninką, kleboną Joną Paulauską. Prašom, kanauninkę. Ačiū labai, mane 15 metų biškė daugiau yra, todėl aš čia vedėjai noriu padėkoti, kai gal biškė apsiriko. Buvo, todėl ir noriu jungtis prie tų gražių sveikinimų, bet pirmiausiai, namiškius tai dažnai matau, bet svečius pasveikinti. Noriu, reiškia, pusę širdies palikti Gargždams, o tą kitą pusę išdalinti kaip Kuršėnams, Mažeikiams, Plungiai ir Tauragiai. Ačiū labai, gyvuokite. Tauragėje užaugau, Kuršėnuose darbavausi, Mažeikiuose į svečius važiuodavau, Plungę aplankydavau taip, o Gargžduose pasensiu. Ačiū labai. Ačiū kanauninkę. Į sceną kviečiame dar svečių. Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Klaipėdos filialo skyriaus pirmininką Česlovą Tarvydą, Lietuvos Respublikos Seimo narį Petrą Gražulį, Gargždų kultūros centro direktorė Birutė Oželienė. Sujaudino jūsų dainos, kiek skausmo jose, praeitis. Man džiugu pasveikinti jūs, kadangi esu paskutinis politinis kalinys sovietinėje sistemoje. Gero, gražaus jums vakaro, gražaus jums pabuvimo. Dėkojame Seimo nariui Petrui Gražuliui. Labadiena visiems. Aš esu įpareigota perduoti padėkos raštą nuo mūsų savivaldybės mero Vaclovo Dačkausko. Gargždų kultūros centro buvusių politinių kalinių ir tremtinių choro atminties aidai vadoviai Reginai Česnauskienei už ilgametį darbą ir chorinių tradicijų puoselėjimą 15 metų veiklos jubiliejaus proga. Klaipėdos rajono savivaldybės meras Vaclovas Dačkauskas. Na, o sveikindami jūs tokio gražaus jubiliejaus proga, norime įteikti, jaunatviško jubiliejaus proga, įteikti padėkos raštą Gargždų kultūros centro buvusių politinių kalinių ir tremtinių chorų atminties aidai, vadovei Reginai Česnauskienei, koncertmeisteriai Elenai Tislenko. Nuoširdžiai sveikinu jūsų kolektyvą, jau 15 metų savo dainomis mums bylojanti apie skaudžią mūsų tautos dalę, kurią pokariu teko iškęsti tautos žiedui. Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Klaipėdos rajono filialo skyrius. Taip, prašome jums žodelis. Kad kuo ilgiau mes būtume gyvi ir dirbtume tokius gerus darbus, tokias dainas dainuotume, kad mūsų ateinančios kartos kuo įsimintų ir žinotų mūsų istoriją. Tad sėkmės. Su choru 15 metų veiklos sukaktimi apdovanojame padėkos raštu gerbiamą Reginą Česnauskienę ir linkime, tegul nesenka širdies šiluma ir stiprybės versmė.
Labai graži šventė, kai choras sulaukė 15 metų ir žvaliai, jaunatviškai stovi ant scenos. Tad ir noriu chorui pirmiausia palinkėti skambių dainų, o savo mamai, choro vadovai, noriu palinkėti neplėstančios energijos ir stiprybės tolimesniam darbe, manau, su choru ir su visais kitais. Gerbima Regina, labai daug gražių žodžių skambėjo jūsų adresu ir aš visų chorų kolektyvų vardu noriu jums padėkoti už tai, kad mums išmokėt labai daug puikių dainų. Ir laimės ir ilgai dar dirbti mums ir mokyti. Taip pat norime palinkėti mūsų akompaniatoriai Jelenai, kuri mus lydėjo, mane tai lydėjo per 3 kolektyvus. Lydėjo, lydi ir lydės dar mus. Tikriausiai, jinai nuostabus žmogus. O pasižiūrėkit, kaip jį gražiai atrodo. Dėkojame Plungės chorui, vyrio vadovai Agnietei Lizdanytei. O dabar į sceną skuba Tauragės kultūros centro politinių kalinių ir tremtinių choras Tremtinys. Šią dainą norime paskirti taip pat klebonui Jonui Paulavičiui. Apie Tauragę dainą. Šuva
Dėkojame tauragės chorui ir vadovui Romaldui Eičui. Ačiū Jums labai, susimatysime dar jungtinėme chore. Na, į sceną ruošiasi Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro politinių kalinių ir tremtinių choras Tremties varpai, kuriam Vatrupkevičiaus žodžiai Stasio Baltrūno. Diriguoja Jovita Bražukienė, akompanuoja Danutė Streckienė. Paklausykime svečių iš Šiaulių kultūros centro. Dėkojame Tremties darbams, kurių vadovai Jovitai Bražukienei. Scenoje jūs netrukus dar išvysime. Na, o dabar į sceną ruošiasi Mažeikių kultūros centro politinių kalinių ir tremtinių choras Atmintis. Kiek jūsų daug ir kokie visi gražūs. Mamonelė pjausia
pirmą dainą Gimtinės aidai. Gimtinės choras. Padėka Mažeikių kultūros centro politinių kalinių ir tremtinių chorui atmintis. Vadovė Zita Gužauskienė. Šiaulių rajono
savivaldybės kultūros centro politinių kalinių ir tremtinių chorui Tremties varpai, vadovė Jovita Bražukienė. Tauragės kultūros centro mišriam chorui Tremtinys, vadovas Romualdas Eičas. Ačiū Jums labai ir visų žiūrovų vardų sakome iki 5-ojo Respublikinio festivalio pas mus. Iš meilės ir vilties, iš jausmo ir lemties.